Labą dieną, sveikinuosi su jumis iš neįprastos vietos, iš savo namų kampo. Tai kas dar nežinote, aš susilaužiau padikaulį, net sutraškėjo dabar klubo kaulas. Ir nutraukiau Substacko rašymą, nutraukiau čia, netai pasakiau, sustabdžiau trumpam, kol mano koja gyja ir negaliu grįžti pilnomis jėgomis, tam, kad neperdegčiau ir neužsikraučiau per daug didelių savo reikalavimų, nes tą labai lengvai galiu padaryti. Ir aš vis dar negrįžtu, bet galvoju, pasidalinsiu keliomis mintimis. Galiu sėdėti ir rašinėti ir neredaguosiu video, tiesiog kelsiu tokį, koks yra. Tai tikiuosi, nereikės man paskui iškirpinėti ir nepasakysiu kokių nesąmonių. Bet norėjau iš tikrųjų pasidalinti. Dar aš prie visos kojos ten ir visko, kas ten su ja vyko ir visokias pamokas, aš dar manau pasidalinsiu vėliau, kai jau praeis, kai jau išgysiu pilnai. Dabar tiesiog noriu pasidalinti iš tikrųjų su jumis apie 30 dienų iššūkį be socialinių tinklų, tiksliau be telefono, nes tai ne tik socialinių tinklų atsisakėm, bet ir visų kitų dalykų, kurie mus blaško. Ir šiandien yra kaip tik paskutinė diena, kai rašinėjau šitą video, kai darom šį iššūkį. Ir iš viso mes darėm 4, tai tas labai faina, kad prie manęs prisijungė ir kiti žmonės. Ir aš jau buvau dalinusis, kad prieš 4, dabar jau nebežinau, čia nebe 4 mėnesį, vienu žodžiu kovo mėnesį, aš dariau 30 dienų be socialinių tinklų, tiksliau be telefono iššūkį, kur negalėjau naudoti nieko, nei žiūrėti ten, nei googlinti pastoviai, aišku, kartais pagooglindavau, bet šiaip ne tai, kad nuolatos. Negalėjau žiūrėti pastoviai filmų, serialų, nors aš šiaip nelabai žiūriu, negalėjau scrollinti, YouTube žiūrėti, va šitą tai labai daug dariau, podcastų, vienu žodžiu, non-stop klausyti muzikos ir taip toliau. Vienu žodžiu, kad pilnai turėjau gyventi gyvenimą savo ir man tas iššūkis iš tikrųjų labai pakeitė gyvenimą, nors aš ir nebuvau ta, kuri žiauriai daug scrollina, bet aš vis tiek tą telefoną daug naudojau ir aš su šituo iššūkiu, galima sakyti, išsigydžiau priklausomybę socialiniams tinklams ir po to laiko iki pat dabar ir net nežadu sustoti, aš nebestebiu kitų žmonių gyvenimų. Jeigu ateina mintis, kad įdomu, ką tas žmogus įkėlė, aš nueinu pasižiūriu tą vieną žmogų ir viskas. Ir man nebėra noro nei scrollinti, nei žiūrėti per story žmonių ir taip toliau. Nu, retkarčiais, labai retkarčiais atsitinka, nes nesam tobuli. Bet tai būna vis tiek labiau toksai su intencija, kad aš gerai šitą žmogų pažiūrėsiu, šitą žmogų pažiūrėsiu. Bet čia, gal rečiau nei vieną kartą per mėnesį tai būna. Ir aš sugalvojau padaryti būtent prieš 30 dienų šį iššūkį kartu su kitais ir aš jau norėjau eiti kitą levelį, aš irgi dalyvavau šiame iššūkyje ir kai susilaužiau koją galvojau, kodėl aš turėjau sugalvoti daryti dabar, bet viskas išėjo į naudą. Ir aš norėjau eiti tą kitą levelį, kai aš noriu dabar nebe tik, kad atsisakytų socialinių tinklų, nes aš ir šiaip nebenaudoju, bet aš labai norėjau atsikratyti ir aplamai įpročio paimti telefoną į rankas. Vis tiek jisai buvo mažesnis, bet vis tiek jisai buvo. Ir aš galvoju, noriu dabar paimti, koncentruotai dirbti, kad nesiblaškyčiau ten vienu žodžiu. Ir mano tas iššūkis, šitas tikslas tiksliau labai greitai baigėsi, nes aš susilaužiau savo padikaulį ir nebedirbau. Tai kaip ir nebegaliojo, bet buvo labai didelis iššūkis, nes kas liko, aš nieko nedarau, aš galiu realiai iš esmės tik gulėti tiesiog tiesiai, negaliu nei pusiausėdom normaliai gulėti ir aš negalėjau naudoti nei serialų žiūrėti, nei telefonų, nei žiūrėti, bet aišku, buvo taip, kad susilaužiu padikaulį, pradėjau viską googlinti, viską žiūrėti, kaip čia greičiau susitvarkyti, vienu žodžiu, prasidėjo viskas, ko negaliu daryti ir šiaip buvo labai sunku. Iš tikrųjų nieko neveikti pradžioje, nes tikrai buvo labai daug kontrolės įsijungę ir vienu žodžiu. Tai galiausiai jau po kažkiek dienų aš nustojau viską tikrintis, nusiraminau ir beliko, ką aš dariau, tai aš pasižiūrėdavau, aišku, aš turėjau ir keletą kartų tikrai buvau nuklydus, kad pasižiūrėdavau kažką ir panašiai, nes kai tu visą dieną nieko neveiki, ten su broliu pasižiūrėdavom kokį YouTube video, nes pas jį tuo metu apsistojau ir gaudavausi toksai, kad tikrai pradžia mano buvo sunki su ta iššūkiu. Ir galiausiai paskui aš jau nustojau tą daryti, aš
būdavo valandą, 2 valandas aš tiesiog guliu, kartais užmygdavau. Nu, vienu žodžiu, kad aš iš tikrųjų labai daug laiko skiriau nieko neveikti. Ir nebuvo lengva, nes žinoma, kai tu nieko neveiki, lenda įvairios mintis, lenda įvairi pamastymai, iškyla jausmai ir taip toliau. Tai nuo ko mes visą laiką bėgam, kai mes sustojam, visą tai pradeda lysti. Ir todėl yra iššūkis šį daryti. Nu, čia tas iššūkis, bet aš sakyčiau, čia gyvenimo būdas, čia tiesiog tas 30 dienų įsivažiavimas į tai. Tai vat būtent ta... Pamiršau, ką norėjau sakyti. Palaukit, sustabdysiu. Žinokite, neprisimenu, ką norėjau pasakyti. Bet esmė tame, kai mes sustojam, kad tie jausmai visi pradeda plūsti. Ir dėl to mes naudojam tą telefoną. Ir tas tikrai nėra telefono naudojimas, tiesiog kažkoks įprotis ir taip toliau. Mes realiai save užglūšinam, man labai patinka šitas žodis. Mes bėgam nuo savo tikro gyvenimo, nes ten yra veiksmas, ten yra emocijos, ten yra jausmai. Ir mes būtent nuo šios dalies bėgam. Ir aš čia pripasakau dabar apie save. Apie savo patirtį su šito iššūkiu, nes netgi jeigu ir aš pati organizavau tą, tai nereiškia, kad man viskas eisis lengvai. Ta prasme, aš irgi dalyvavau lygiavertiškai, tik kad kiti pradėjo nuo to, ką aš dariau kovo mėnesį, bet aš jau ėjau į kitą levelį. Ta prasme, čia buvo antras levelis. Ir aš sakyčiau, man labai gerai pavyko ir aš manau, kad mokėsiu jau mažiau naudoti telefoną, mažiau imti jį į rankas, mažiau žiūrėti, stebėti ir taip toliau. Tai rekomenduoju visiems pasidaryti šitą detoksą. Čia ne tiesiog detoksas, bet iš tikrųjų tai dalykas, kuris paverčia kuris pavirsta gyvenimo būdą. Ir kitur buvo 3 dar žmonės, kurie dalyvavo, ar bent jau tie, kurie rašė, kad dalyvauja. Mes turėjome grupę ir iš tikrųjų man atrodo, kai tu darai vienas, aš bent jau pirmą kartą, kai dariau vieną, man net nežinau, ko tikėtis ir po 3 savaičių man iš tikrųjų buvo labai sunku, ar 3 savaitę, ar po 3, dabar galvoju, kažkurio metu, nes prasidėjo, aš kaip sakau, dopamino lomkės, nes tu pašalini tą dopaminą greitą ir neturi kuo pakeisti dar. Ir tada gaunas taip, kad smegenis neturi to malonumo, kurį anksčiau nuolatos gaudavo ir ta pasidaro labai sunku ir tu nori sugrįžti ten. Bet aš, kadangi esu labai stiprios valios ir ryžtinga, tai man kaip sunku buvo, bet aš buvau tame ir iš tikrųjų dalyviai irgi dalinasi, kad jiems irgi buvo tokio akimirkų, kai buvo sunkiau ir norėsiu vis jau vėl sugrįžti ir taip toliau. Tai aš šiaip pasidalinau keliais tipsais, kuriuos aš darau, kad pratesti ir nenutraukti ir taip toliau. Ir šiaip, kai darai su kitais žmonėmis, visada yra lengviau, nes yra palaikymas. Bet šiaip labai faina, kad ir viena dalyvė pasidalino, kad jai labai irgi padėjo ir mato gerus rezultatus ir net nežada sustoti po 30 dienų. Tai man čia yra didžiausias džiaugsmas, kad tas iššūkis padėjo irgi atsisakytų socialinių tinklų. Bet buvo ir, pavyzdžiui, vienas dalyvis, kuriam sunkiau buvo ir ne visi iš tikrųjų einam lengvai tuo pačiu tempu ir taip toliau. Ir vienam žmogui tą, ką mes, pavyzdžiui, pasiekėm per mėnesį, gali prireikti 2, 3, 4, 5 ar ten 6 mėnesių. Ir man atrodo, kad labai dažnai šita dalis, kur kažkokie ar tai iššūkiai, ar mokymai, ar kursai visokie, kurie vyksta, visa ta dalis, kur būna kuriems sekasi sunkiau, jinai nėra parodoma. Ta prasme, visi dalinasi geriausiais rezultatais, nes faina, džiaugsminga, ir čia labai gera reklama, visi nori irgi tada to paties rezultato ir tada kitiems ne visada išeina taip greitai pasiekti to, ko jie nori, nes mes kiekvienas esam skirtingame lygiai ir, pavyzdžiui, netgi su tais pačiais socialiniais tinklais mes kiekvienas esam skirtingai priklausomas. Ta prasme, jeigu žmogus buvo, kuris 5 valandas per dieną scrollino, tai aišku, kad jam bus sunkiau mesti negu tas, kuris ten valandą scrollino, nes aš, pavyzdžiui, net gerai, gal valandą ir užtrūdo, nežinau, bet tikrai aš nebuvau ta, kuris žiauriai daug scrollino. Tai mes kiekvienas esam skirtingame lygyje ir labai dažnai visi dalinasi tais gerais rezultatais, ką ten pasiekia ir taip toliau, bet labai mažai kas pamini ir kad yra kur sunkiau, kuriems užtrunka ilgiau ir tie, kurie užtrunka ilgiau, man atrodo, jie kartais netgi čia galim sakyti mes visi, nes aš irgi turiu tokių dalykų gyvenime, kurie man sekasi sunkiau ir aš negaliu greitai pasiekti tų rezultatų ir mes tada norim mums pasidaro per sunku ir galvom, čia niekas nereikia, bet iš tikrųjų mums tiesiog reikia save spausti priekį varyti, bet čia ne iš tos pusės, kad per prievartą labai smarkiai, bet žinoti reikia kada sustoti, kada atleisti gazą ir taip toliau, tai čia nėra tas, kad visą laiką tiesia linija varai į priekį, bet tiesiog kartais reikia
mokėti save papušinti ten, kur reikia, nes jeigu mes kiekvieną kartą, kai ateina kažkoksai sunkesnis momentas, save sustabdom, nes mes savęs pagalim, galvom, mums reikia būti su savim švelnesni, tai mes niekada nepakeisim nei savo įpročių, nei savo gyvenimo, nes vis tiek ateisim iki to momento, kai mes atsidursim prie ribos, kur yra mūsų riba ir mums ją reikės peržengti. O ją peržengti bus labai sunku, nes reikės mums save paspausti, kad pro ją pralystume. Tai va, tai čia toksai trumpas pasidalinimas apie socialinių tinklų iššūkį ir šiaip labai rekomenduoju aš ir kitiems žmonėms daryti, jums, kurie žiūrite. Ir iš tikrųjų, nuoširdžiai, ta prasme, aš nežinau, 100 kartų gyvenimas bus geresnis, jeigu jūs nustosit save blaškyti ir telefonas yra, ten ekranai, visi televizoriai ir taip toliau, yra pagrindinis dalykas, kurį dabar labai lengva ranka kiekvienas žmogus daro ir mes tiesiog nustojam gyventi. Aš jau nebelyginu neberedu savęs į tuos žmonės ir tie žmonės, kurie scrollina ir daro visus tos dalykus, tai jie tiesiog nebegyvena gyvenimo, tapsme, jie tada žiūri, ką kiti padarė, nufilmavo ir taip toliau, ir visa tai yra tiesiog suvaidinta, nes kai tu filmuoji, tu net nesi momente, tu esi kažkur tai filmavime, tai nėra nei jausmo, tai yra surežisuota, tai yra nufilmuota ir taip toliau. Aišku, iki tam tikro lygio yra tikra, bet iš esmės, jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrim ten kokią romantišką porelę, ten kažkaip gražiai sukasi ir ten, nežinau, kažką daro, tai yra suvaidintas momentas, tai nėra tikra. Nes kai yra tikra, tu nenori imti jokio telefono ir tu nori jausti, kai tu būni momente, tu jauti, kai pasiemi telefoną, momento nebėra ir viskas. Ir jūs stebit kitų žmonių surežisuotą gyvenimą ir jūs patys negyvenat, nes jūs nepajaučiat, jūs stebit per ekraną ir galvojat, kodėl mano gyvenime taip nėra, o nėra dėl to, kad jūs neinat ir nieko nedarot. Tai aš labai rekomenduoju. Meskit tos telefonus į šoną, eikit, gyvenkit savo tikrą gyvenimą, jauskit nuobodulį, jauskit visus jausmus ir pirmiausia, visada bus blogi jausmai, juos reikės išbūti ir jeigu jų nejausit, tai jūs ir gerų jausmų nepajausit. Tai be blogų jausmų, tas blogų čia kabutėse, mes niekur nenueisim. Jie bus, juos reikės išbūti, bet paskui bus labai geras apdovanojimas ir bus labai faina gyventi ir jūs iš tikrųjų pajausit, nes gyvenimas ir yra apie jausmų jautimą, taip kaip mes patiriam per savo jausmus, per savo vidų išorinį pasaulį. Ir kai mes scrollinam ir žiūrim, mes nieko nejaučiam, nebent pavydą ten, nežinau, nepykantą, liūdesį, nepasitenkinimą ir panašiai. Bet tų gerų jausmų mes negaunam, nes mes neinam ir negyvenam savo tikro gyvenimo. Tai mano palinkėjimas, dėkit telefonus į šalį, eikit, gyvenkit savo tikrus gyvenimus, geriau patiems patirti gėdą, geriau patiems pafeilinti, geriau patiems kažkokią nesąmonę padaryti, bet turėti prisiminimą, jausmą ir paskui kažkokį apdovanojimą iš to. Tai trumpas pasidalinimas iš manęs toksai ir susimatysim jau rugsėjo mėnesį. Tai jeigu dar manęs neprenumeruojat, kviečiu užprenumeruoti ir rugsėjai aš grįšiu su naujomis mintimis, šviežiamis, naujais vėjais, su pasikeitusiu savo vidiniu pasauliu, mano tekstai šiek tiek pasikeis, bet čia ne iš blogos pusės pasikeis, jie taps dar gilesni, nes per šį iššūkį, dėka šio iššūkio labai daug susitikau su savo vidumi ir savo dalimis ir iki šiol matas kūrybiškumas jisai buvo, bet jisai buvo labai ribotas ir aš dar vis plaukiau labiau paviršiuje, nes labai bijojau ir pati ten giliau lysti ir bijojau kitus įsileisti savo gilį ir nuo šiol aš manau, kad aš vis labiau eisiu į gilį ir daugiau rasit mano pasidalinimų ir šiaip, manau, padėsiu jums praplėsti ir jūsų pasaulėžiūrą, nes dalinsiuosi tokiamis mintimis ir tokiamis mintimis, su kuriomis gal, sakyčiau, jau senai nebesidalinau, tai čia nieko tokio labai blogo nebus, bet nieko tokio kažkokio wow, įspūdingo ten ir taip toliau nebus, kad čia kažkoks, tai nežinau, kažkokios paslaptys ar dar kas nors, bet tiesiog gal, sakyčiau, taip, kad pasidalinsiu tą savo dalimi, prie kurios pati nebuvau senai jau priėjusi ir tikiuosi, kad mes kartu galėsim plėsti savo pasaulėžiūrą ir diskutuoti ir mokytis, augti, eiti į priekį, drąsiai gyventi gyvenimą. Ir aš tikrai tikiu, kad aš galėsiu savo tekstais jūs įkvėpti ir eiti paskui savo svajonės. Kad tiksliau ne paskui, jūs eitumėte, jas pasiimtumėte, o neitumėte tiesiog iš paskos. Tai gražaus jums vakaro
Ir iki rugsėjo mėnesio, o gal dar sugalvosiu iki tada dar parašyti kokį nors tekstą, bet nemanau. Vienu žodžiu, susitinkam rugsėjai.